bet kadangi trūko lėšų, mes kreipėmės į Krašto apsaugos ministeriją, kad pagelbėtų. Ten atsirado savo taisyklės, kurios netokios kaip visoje Lietuvoje. Nu, ką darysi, kiekvienas, kaip sakant, kiekvienam gardė, kitaip mykė. Teko dar kartą perredaguoti. Toliau planavom, kad šitą knygą pristatysim užpraeitais metais per Lietuvos Reklubo ataskaitinę konferenciją. Nepavyko. Šiais metais nepavyko. Buvo Reklubo 80-metis, nu viskas jau galvom. Gegužės 5 dieną, kaip tik tai jubiliejus, viskas bus gerai, taip pat nepavyko. Ir dabar gavosi dar vienas, kaip pavadinti, kazusas. Kadangi Krašto apsaugos ministerija įdėjo savo, taip sakant, kažkokį tai pastangų kiekį, lėšų, buvo spausdinama Krašto apsaugos ministerijos spaustuvėj, jie išleido 1000 egzempliorių, kaip tarimas, bet valstybės pinigai, valstybės nuosavybė, užpajamuoti Krašto apsaugos ministeriją, paimti nevalia. Mes visuomeninė organizacija nepriklauso. Nu, teko minti slenkščius jau tikriausiai labai seniai. Nežinau, čia porą mėnesių, kaip jinai pasirodė. Nu, bus renginys koks nors, tai va tada renginio proga bus galima. Nu, sutarėm, Gečas tai išės iš atostogų. Išėjo Gečas iš atostogų. Visur apvaikščiam. Bus sklandymo čempionatas. Ar kariškiai dalyvauja? Ne. Nevalia. Nu, tai dabar prezentaciją darom aviacijos muziejuje. O, čia tinka. Nu, tvarkoj, tada skelbiam tą prezentaciją, gausim tam 200 egzempliorių. Nu, gavom prašymą, viskas vyksta, už savaitės, nevyksta. Teisininkai neleidžia to daryti, kadangi jūs esate visuomenininkai. O valstybės turtą visuomeninė organizacija perduoti nevalia. Jau čia viskas paskelbtas, skelbimas laikrašty yra, kad bus gerai, mes turėjom porą egzempliorių. Nu, parodysim iš tolo, o ir taip bus galima. Nu, ir vakar vakare, su direktoriu sakiau, aš jau nebet buvo laiko net pasakyti, kad mes tikrai jau atsivešim. Skambina praėjo kažkoks karinis renginys ir neįvardina, kur, kam bus įdėta. Tai va šiandien su 11 valandą visas rado pasisakymas. Na, kaip knyga kūrėsi, aš manau, papasakotas ponas Antanas. Gaila, kad tyčia nėra, iš čia daug yra prisidėjęs. Tačiau darbas tikrai atliktas labai didelis. Ir aš leisiu savo perskaityti Lietuvos Reklubo garbės pirmininko įžanginį žodį. Lietuva šiandien nedidelis kraštas, o turi didelę, vertingą aviacijos istoriją. Žemės gali turėti daugiau ar mažiau, tarp 2 jūrų arba prie vienos jūros, bet viršūnė visada begalinis dangus. Šaukianti erdvė. Tada nepristinga nei aukštų kalnų, nei galingos lėktuvų pramonės. Antanas nori būti ore ir atsiranda lietuviškas Antano Gustaičio konstrukcijos lėktuvas Anbo ir jos skadrilė, kuris krenta su Lietuvos ženklais aplink Europą. Mes skrisime į Lietuvą, pasakė 2 vyrai tolimoje šalyje už Atlanto ir įvykdė savo pažadą. Skrido mažu lėktuvėliu ir nuskrido iš šalies amžinybę. Tai Darius ir Girėnas, kuriems tarsi nei vardų nereikia. Kad tik visi žinotų, jog jų variklis buvo tėvynės meilė. Ir iš senovės laikų skamba garsus lietuvio išvedėjo vardas, tai Kazimieras Simonavičius, bajoras Raseinių krašto, Lietuvos ir Lenkijos karininkas, paskelbęs tyrinėjimus ir projektus, kaip vienas patrankos šovinys gali nešti ir po to paleisti kitą šovinį, o tas vėl kitą ir taip toliau. Toks atrodė būsimas didysis artilerijos menas, o tapo moderniausia kosminė aviacija aeronautika. Knygoje apie Lietuvos ir Reklubo jos autorius Vytautas Ašmenskas pateikė daugiau svarbių žinių, istorijų įdomybę apie aviacijos pradininkus, konstruktorius bei svajotojus Lietuvoje, bet pagrindinė tema čia yra Reklubo kaip nevyriausybinės organizacijos veikla 1927–1940 metais nepriklausomoje Lietuvos Respublikoje. Tai, kas galėtų atrodyti siaura, tarsi tik vienas klubas iš tikrųjų pasirodo labai platu. Lietuvos Reklubo daugiašakė veikla palietė ir atspindėjo daugelį valstybinio, karinio visuomeninio gyvenimo aspektų, techninę kūrybą ir tarptautinius ryšius, sportą ir jaunimo auklėjimą, leidinius ir taip toliau. Viktoras Ašmenskas sukaupta ir pateikiama medžiaga, tai pirmosios Lietuvos Respublikos laikotarpio istorijos, ypatingai aeronautikos dalis, aišku, ir neįkainojama medžiaga šalies istorija.
Na, labai trumpai, santrauka yra, aišku, knygos yra, ir dabar aš manau, kai galime ją duoti pasižiūrėti šitą egzempliorių ir paprašysiu poną Antaną techninės subtilybės. Gerbiami skrydžio broliai, sparno broliai, taip sakant. Lietuvos aeroklubo istorija 80 metų laikotarpį apima. Ir praktiškai, kada tenka domėtis šios istorijos, taip sakant, eiga, domėtis tuo, kas vyko vienu ar kituoju periodu, praktiškai anksčiau tų dokumentų ypatingų nebuvo. Nebuvo daug kas buvo praktiškai beveik užmiršta. Todėl ir Lietuvos aeroklube kilo tokia idėja, kad reikėtų kaip tai tokio koncentruot medžiagą, paruošt, apiforminti ir kapitaliai parengus, suderinus atitinkamai patikslinus ir su aviacijos muziejum ir atitinkamai, taip sakant, dar su gyvais esančiais liudininkais konkrečiai periodų. Ir tokiu būdu buvo priimtas toks, pilnai pritarta pono Viktoro Ašmensko iniciatyvai šiuo atžvilgiu, kad reikia rimtai užsiėmus šitą knygą ruošti ir išleisti. Reikalas tas, kad tikrai mums pavyko, nes šiandieną praktiškai bedė turbūt vienintelis konkretus liudininkas, kuris būtent nuo 27 metų sekė Lietuvos aeroklubo žingsnius visais periodais. Ir nepriklausomos Lietuvos, tai yra laikotarpiu nuo 27 iki 40 metų, toliau okupacijos laikotarpiai, kurie taip pat praėjo kelis periodus, vokiečių okupacija, pirmoji sovietų, vokiečių, antroji sovietų, taip pat šitas dalykas labai, taip sakant, aktualus ir sportinėje aviacijai ir aplamai Lietuvos visai aviacijai. Reikia pasakyti, kad čia nepaprastai daug ir didelis pono Viktoro nuopelnas ir jo darbo indėlis. Jau eilė metų jisai labai kruopščiai rinko medžiagą, naudojosi, taip sakant, savo archyvų, savo prisiminimais, o jis praktiškai reikia pažinti, kad labai puikiai prisimena visus įvykius, kurie vyko ir prieškariu Lietuvoje. Taip, kad tuo pagrindu ir buvo renkama medžiaga, buvo, taip sakant, gerinami šaltiniai, ieškomi, tikslinami šaltiniai. Čia labai didelį indėlį, didelį nuopelnas yra Lietuvos aviacijos muziejaus, kuris patikrino, parėmė ir šitą leidinį iliustravo, arba pateikė iliustracijai visą eilę nuotraukų, kurios būtent išplečia ir pagyvina patį, taip sakant, leidinį, pačią knygą. Taip, kad čia yra šita knyga, pirmoji knyga, yra praktiškai tikrai tik pirmoji knyga viso to darbo ir visos medžiagos, kuri rengiama Lietuvos sportinės aviacijos istorijai įamžinti. Antroji dalis yra praktiškai taip pat bus galbūt pavadinta, ar vienaip ar kitaip, dar nėra visos pavadinimų, galbūt Lietuvos aviacijos sportas okupacijos verpetuose. Ir toliau, trečioji dalis, tai yra taip, Lietuvos aviacijos sportas jau Lietuvai atgavus nepriklausomybę. Šiandieną pristatome būtent pirmąją dalį, visą ją susipažinsit. Tai būtų prašymas visų, kurie, taip sakant, skaitys šitą knygą, jeigu pastebės kokius nors, ar tai netikslumus, arba, taip sakant, kokį tai, patikslint kai kuriuos faktus, labai kviečiamės visą informaciją arba Lietuvos aviacijos muziejui pateikti, arba tiesioginį Lietuvos aeroklubui. Šiaip tikrai norisi padėkoti čia visiems susirinkusiems, svarbiausia kartu ir dar kartą priminti Lietuvos aviacijos muziejaus nuopelną, pono Gintaro Ramockos, kuris irgi nepaprastai daug padėjo tikslindamas ir, taip sakant, patardamas, kaip tiksliau atspindėti vieną ar kitą aviacinį įvykį. Taip, kad norėtųsi, kad šita knyga tikrai taptų galbūt ir kiekvieno jūsų
nu, tokia nuosavybė, kaip sakant, kad galėtų ir susipažinti geriau su tuo, kas būtent šiame laikotarpį vyko. Nes daugelis dalykų dabar yra jau užmiršta. Ir ši knyga kaip tik yra skirta tam, kad atgaivinti, parodyti, kokį didelį darbą Lietuvos aeroklubas atliko prieškarių laikotarpių ir paruošdamas rimtą bazę aviacijos sporto vystymui vėlesniais periodais. O aš tiek trumpai galbūt ir norėjau atkreipti jūsų dėmesį į šią knygą. Gerai, čia yra moškos, tai gal panas Sauliau, gal pasakysi, ką nors. Nežinau, teko šiek tiek padirbėti su Gyčiu prieš tas knygas, labiau iš techninės pusės, kompiuterio magitavimas, iliustracijų ruošimas. Ir tikrai mačiau, kiek ir ponas Viktoras surinko medžiagas, ir po to Gytis ir Moška padėjo dar visą medžiagą sudėti į knygą. Gaila, kad nebuvo galimybės muziejui pabaigti šio darbo, todėl teko perduoti Krašto apsaugos ministerijai. Tikėkimės, kad tai kas geriausia, kad bus šią knygą joje liko. Tai bus ir paminklas Lietuvos prieškariniams aviatoriams ir knyga patrauksinti ir jaunesnius susidomėčius sritimi. Tikrai išliko viskas kaip buvo, šiek tiek perstumdinta, pakeistas formuluotės, kažkur kableliai ne ten sudėti, žodžiu. O dabar Viktorai gal porą žodžių. Mėgėjai, aviacijos mėgėjai, kurie sugrįžo šiandienai ir pasiklausyti šitos knygos pirmosios dalies pristatymą. Čia gal pirmąjį tomą, gal reiktų vardą sakykime, kol kas pirma dalis, antra dalis, trečia dalis. Nu čia dar toliau pasitarsiu. Pirmiausiai, aš dar kartą pakartoju gerbimų skirius sekretoriaus vardu pasakytų žodžius, kad aš asmeniškai labai dėkoju visiems tiems, kurie padėjo rinkti medžiagą. Aš žinoma, kad paskutiniu laiku, ypač, kad aš pradėjau dirbti, buvau viskas tvarkoj, paskui gyventi sudarė, kad man sėžinį blogai, labai buvau, labai apsaugino darbą. Tačiau aš vis tik, čia nepaminėta knygoje, bet ir mano anūkas, kuris ir aviatorius, būsimasis, ir spėlis jo, ir paskui daktarį, geografį vieną, Narauskienį, mano šeimietį, kuri padėjo tą juodą darbą. Rezultatas kaip pat sunkiausias. Medžiagą surinkti, paskui ją reikia atiduoti, ją derinti, perdarbuoti. Skirtingos vietos arba žinos yra vienos knygos, kitos yra kitoj knygos, trečios kitaip knygos. Naujas, vienos knygos, bet tą patį dalyką